Sveiki visi, sveikinusi šį kartą iš Urta Hauso mūsų, o priežastis to tai kad atėjo sezonas ir mes ruošiamės jam. Šiandien jau keliaujam į treniruotės į Šiaulius, tai vyksta pasiruošimas toliau, jis dar nesibaigė, nors planas buvo tai padaryti vakar, tai mes dabar tik tai kraunamės autobusus, kraunamės mašinas ir 1 valandą planas būti jau Šiauliuose, bet dar viena mūsų mašina yra Kaune, kuri pakeliui link čia. Tai va, autobusas jau vienas beveik pilnas, prikrautas padangų. Ir ką, liko susitikrinti, kad nieko nepamiršt, nieko nepalikt ir tikimės gero laiko Šiauliuose. Taigi susidūrėm su techniniam problemom, atvykę tik į trasą, kaip sakyt, pradėjo susidarinėti slėgis vairo stiprintuvo sistemoje. Ir tam, kad galimai išspręst problemą, šiuo metu laukiam detalių. Sulaukę detalių, bandysim jas dėti ir žiūrėsim toliau, kas bus. Labai tikimės, kad tai mums padės ir šis automobilis ir pilotas galės išvažiuoti į treniruotę. Jaučiamės tikrai pavargę, kadangi aš asmeniškai miegojau šiandien 15 minučių. Turbūt matosi iš veidelio, kad tai šičia irgi truputį balaganas, jei atvirai, bet nieko, nusiteikia gerai. NATO mašina dar truputį streikuoja, bet manau, kad tuoj paleisim ją. O aš ruošiuosi važiuoti į treniruotę. Tai tiek.
ketvirčių neliko. Ką, baigęs mano varžybos, neprasidėjusios. Vargo chebra toliau su vairo stiprintuvu. Sutvarkė, praleidau 2 sesijas, išvažiavau į 3 ir pirmą raną padariau, kaip ir viskas smagiai, vairas veikia, džiaugiausi. Išvažiavau į 2 raną ir ant susistatymo galvojau, kad nepasišildžiau padangų ir kad galvojau, kad tas miego trūkumas padarė tokį dalyką, kad nepakankamai pasišildžiau padangas ir nuslydo ratai. Bet po to, kaip matosi iš video ir po to atgamintų jau vaizdų iš pačio važiavimo, kad kai užsistačiau, vienu metu kažkas staigaus atsitiko su vairu. Tai o realiai iš video matosi, kad ratai visiškai susisuko į full loką. O man atrodo, kad aš dar vairuoju. Tai pradžiai dar vairolas, kaip supratau, nebuvo visai gal nutrūkus. Bet man bevairuojant, jinai visai va taip pradėjo suktis ratu ir nieko, mašina buvo nevaldoma. Bandžiau ten spardyti per sankabą ir iš sankabos užsukti, rankinį traukti, bet nieko nepavyko padaryti. Tai žiauriai susinervinau, nes, kaip ir sakiau, pradirbom visą naktį, miegojau 40 minučių ir chebra čia dar kniusosi. Tai žiauriai liūdna ir plus vėl aš ir vėl su blokais. Tai man jau šitas, sakau, tie blokai man kaip prakeiksmas kažkoks. Tai nežinau, liūdna, baisiai liūdna, kad taip atsitiko. Pradžiai dar buvo baisiau dėl to, kad, sakau, tik galvau, kad tai mano kaltė ir aš kažką negerai padariau. Bet pasirodo, kad tai buvo visgi gedimas. Tai shit happens. Kaip Šarūnai tavo pirma? Pitas atlaisvintų vietą, kad galėtų pakuotas pravažiuoti ir nuleisti mums į vietą NATO mašiną. Šarūnas dirba Šarūnai. Kaip tavo pirma patirtis? Penktadienio treniruotės baigęs. Važiavom 2 trasas, tai semi-pro ir streetą. Aš važiuosiu sekmadienį semi-pro. Trasos tikrai geros, semi-pro, gan greitos, tikėjausi tikrai daug lėtesnės. Bet ji tikrai, galiu pasakyti, kad semi-pro trasa, kad ir aikšteliai, bet semi-pro. Išbandžiau 2 skirtingas padangas. Ar galiu įvardinti Zestino, vieno mišinio, kito mišinio, tai žodžiu, abidvi aprūvinu, geros padangos, pravažiavau su kietesniu mišiniu 30 važiavimų ir dar liko
Su minkštesnio pravažiavau 7 važiavimus ir dar daugiau negu pusė liko. Minkštesnis kibo vos vėlė, kietesnės tai mašinai yra pats tas. Kibo, dar galėjau leisti, tikrai greitis buvo. Gerai iš ko dar pagaudyti, kaip sakant, didesnį sukibimą, kadangi su slėgiu mes dar turime labai didelį diapazoną, kur žaisti. Tai ateityje tą ir pasidarysime. Aišku, dar oro temperatūra šiandien, sakykime, plus 10 laipsnių, kas mums dar neduoda tikrųjų atsakymų, reikia sulaukti šiltesnių orų, bet supratimą, su kuo mes jau dirbam, jau turime. Tai ačiū Zestino Baltic už tai. Diena tokia iš tikrųjų įvairiapusiška buvo. Tarp kitko, čia ne diena, o para. Para tame, kad vyrai turėjo tikrai didelių reikalų tiek su viena, tiek su kita mašina, dabaigiant ir dasivedant smulkmenas, kas netikėtai išlenda kartais variklio problemytės ir visa naktis garaže, vyrai herojai, žvėris. Galvojau, kad bus sunku šiandien, bet adrenalinas išlygino, jaučiuosi dabar normaliai. Nelaukiu vakaro. Nes vakaras bus žudantis. Tai va, tai apturėjome vieną nemalonų incidentą ir pavedė mūsų techniką šį kartą ir dėl to labai gaila, dabar labai liūdim dėl to, kad tokia metalo, kaip sakant, su metalu nepasirašė sutarties, neišėjo, pavedė, lūžo vairo kolonėlės, kaip čia pasakyti, kryžmė ir to pasekoje vairuotojas tapo keleivių, tai labai gaila dėl NATO. Kol kas sakome ačiū už tai, kad įdėjom pastangas ir tai atsitiko, mes atvykome, mes padarėme testus ir sugrįšime stipresni, išmoksime iš klaidų ir darysime viską, ką galime geriausia. O dabar ilsėtis. Iki. Taip. Labas rytas visiems, sunku pasakyti, ar čia labas ar ne, bet turime šiandien sekmadienį. Sekmadienis yra pakol kas lietingas, bet dar neturime tokio stipraus vėjo. Tai mes ruošiamės, puošiamės, mašinai praėjome techą, susitvarkėme smulkmenas, pasitikriname prieš išvažiavimą. Ir linkime visiems gero renginio, tikimės link pieto saulėto dangaus. O dabar kol kas lietus, tai iki pasimatymo, gerų mums varžybų, gero visiems laiko. Taigi, pirma išorė. Laikotės išorėje pakankamai ilgai, persimetat į išorinį klipą antrąjį. Jis yra touch and go, daugiau tik tam, kad nukreipti jūs jau į išorę. Ir ilga, įspūdinga trečiojo klipin zona prasideda palei blokus. Blokai baigėsi, čia jinai nupiešta kiek toliau, mes su Kulvinsku ją šiek tiek patrumpinom. Jinai užsibaig šiek tiek anksčiau negu čia matot, pabrėžta. Bet vėlgi grįžtų prie temos, viskas bus pažymėta, viską matysit, viskas padaryta pagal tai, kaip automobilis turi judėti, kad išlaikytume jūsų inerciją. Greitas Wi-Fi'us, greitas tai jokių užsikampinimų. Nedarykit, prarasit greitį, nedavažiuosit iki paskutinio klipo. Jis yra skirtas nurodyti jums rotacijos vietą realiai. Ir finišas. Finišas bus ties išorinio klipin zonos pabaiga turbūt, taip? Nedarysim kažkokių ten priverstinių važiavimų dar. Tai realiai penktoji klipin zona išorinė baigėsi, šito vietoje mes baigėm jūs teisėją.
Papasakok, kaip važiuot. Neįsivaizduoju, žinai. Neįsivaizduoju. Taip kaip vakar, tik tai lėčiau. Tik tai lėčiau 10 kartų. Jeigu bus pastovi šlapia, tai bus gerai. Jeigu Aš turiu. Bus pastovi šlapia, tai pradžius Nes tada irgi bus turiu. tiesiog. Svarbiausia, kad aš nežinau visiškai, kaip ant šlapios dangos važiuoja ta mašina. Tai reiks dar priprasti. Nu, palaukom, pradės važiuoti po 10-15 ir bus aiškiau. Praėjo pirma treniruočių sesija, oras nedžiugina, šlapia, bet galiu pasakyti, kad visai gerai sekas. Sukibimo yra, mašina važiuoja puikiai, laukiam antros sesijos ir tikimės, kad iki kvalifikacijos pradžius, nes orų prognozės taip žada. Tad žiūrėkit toliau. Treniruotės baigęs, važiavimų gavom daug, tikrai daug, pakankamai, apie 30 važiavimų, o dabar laukiam kvalifikacijos. Tai iš pradžių treniruotės buvo ant šlapio, dėjom zestino, vidutinio kibimo, minkštumo padangas, tai ant šlapio jos dirbo labai gerai, dar net buvo daug iš ko leisti slėgį, kad išgautų sukibimo, o kai pradžiuvo dabar, dėjom vėl kiečiausio mišinio, tai jų pilnai pakanka, mano mašinai V8, tad ir dar turim rezervą, iš ko leisti. Laukiam kvalifikacijos, tikiuosi
nepradės vėl lyti ir gausim ant sauso pravažiuoti. Tai tiek. Ignas Kringelis, Urta Drift. Sėkmingai per Wi-Fi, šiaip labai solidus jo pasirodymas, užpumpuoja padangas ir greta esantis komandos bičiuliai džiūgauja. Igno Kringelio pasirodymas, man labai patiko tas kontroliuojamas stabilumas posūkio. Jau kaip įkalė vieną kampą, taip ir laiko, kol nereikia pataisyti tam tikros trajektorijos ir keisti bolido pozicijos. 87 balai, akivaizdžiai puikus pasirodymas. Pirmas kvalifikacinis važiavimas pravažiuotas, sekėsi gan gerai, surinkau 87 balus. Turėčiau patekti tikrai į top 10, tad laukiam antro ir bandom važiuoti dar geresnį. Nu ką, turime pirmąją dalį kvalifikacijos pravažiavę, taigi Ignas su pirmo važiavimu 87 balai. Stabilus, geras važiavimas, dėl to labai džiaugiamės, bet labai liūdna dėl Rapoliuko. Maučius 84 skaitiniai balai, tuo tarpu Rapolas Ščirba. Žmogus tik tai renkantis patirtį, 5. kartas apskritai jo kažkokiam tai renginyje. Ir turim skaudžių pasekmių. Sudėtinga, tačiau greičiai čia yra kur kas didesni ir be abejo kritinių klaidų su didesniu greičiu daro padaryti. Rapolas pirmojo važiavimo šiek tiek lengvai kliudė bloką ir ko pasekoje išsimušė galinę pakabą. Bet didžiausia bėda yra tame, kad mes viską turime, bet pakaba praktiškai niekada nėra ardyta. Tai yra absoliučiai standartinė mašina ir ta standartinė mašina rodo savo kaprizus. Negalim išimti pusašio, tai kol kas vyksta remontas, bet labai sudėtingai. Taigi tęsiam toliau savo darbus ir žiūrim, kas gausis. Atlaukiam likusios kvalifikacijos pabaigos. Ačiū visiems. Taip, ir panašu, kad po knockdowno Rapolas Ščirba prisikelia, teisėjai nesuskaičiavo. Įsivaizduokit, bokso ringe ties 9,5, siūlas trūko, traukinys nurūko ir pūkšt, Rapolas atsigauna, sėda į bolidą, atrodo, kad net nebuvo jokios avarijos, bet jau iš priekinės automobilio dalies. Galinis spoileris atsikelia, ponas ir ponai, šou elementai garantuoti, Rapolas Ščirba. Na, jaunuolį, varyk. Taip, DRS sistema tuo tarpu veikia. Vėlgi. Oh my god, Rapolas Ščirba laukia
Labai gerų aplodismentų, aš asmeniškai esu sužavėtas ir man patinka būtent tokie šou elementai. Ignas Kringelis. Puikus jo važiavimas. Ignas Kringelis, 94 įskaitiniai balai. Fantastiškas jo pasirodymas. 94. Noli. Pasitaisim, ką reikėjo pasitaisyti ir atsitiko. Labai gerai. Taigi, kvalifikacija baigėsi. Antrą važiavimą Igniukas pasidarė tokį, kokią ir prašėm. Pasitaisėm pirmo važiavimo metu klaideles ir turime 94 balus. Ir jeigu neapgauna skaičiavimai, tai berods esame antroji pozicijoje su kvalifikaciniu rezultatu. Nu ką, galime pasidžiaugti tuom ir dirbam toliau intensyviai, dar yra daug darbo, poriniai važiavimai, taip kad palaikom, važiuojam toliau. Taigi 21-ąją kvalifikacinę poziciją užėmęs Mantas Augustinas eliminuoja 12-oje pozicijoje buvusi Marių Kurpė. Važiuojam toliau. Čia Ignas Kringelis, antras pagal kvalifikaciją prieš Paulių Danilevičių, 31 pagal kvalifikacinius pasirodymus. Ignas tikrai priekį važiuoja užtikrintai, greičio skirtumai pranašumas akivaizdus. Sudėtinga buvo Pauliui, dar kartelį įsitikinkime kodėl. Taip jau kartais būna. Paulius Danilevičius važiuos priekyje. Matėme pagal trasos greičius, kad yra lėtesnis, bet Ignas Kringelis tikrai, manau, turėtų susitvarkyti su šia spraga. Matome, kaip Ignas gali laisvai atkartoti visus kampus, kurios demonstruoja priekyje važiuojantis Paulius Danilevičius. Nepaleidžia savo oponento visą laiką šalimais. Galia taip, gali sumažinti netgi atstumą. Ignas Kringelis pademonstruoja dominaciją šitame važiavime. Akivaizdu, kad čia šitoje kovoje, manau, kad klausimų didelių nekilo. 26 numeris Ignas Kringelis keliauja į top 16 prieš Luką Banevičių. Labai gražus Igno Kringelio užsistatymas, čia persimetimas į antrąjį sektorių. Palei bortus, labai gerai. Lukas Banevičius atrodo truputėlį atsiliks dabar. Geras važiavimas per Wi-Fi-ų. Ir sėkminga Igno trajektorija. Fantastiškai suvažiuoja Ignas Kringelis. Dar kartelį pasižiūrėkite. Puikiai užlaipina savo abu galinius ratus ant pirmosios įskaitinės clipping zonos. Palei betoninius blokus. Tolygumas. Fantastiškas persimetimas be didesnės
dramos ir aiškiai padabina savo galinio automobilio dalį paskutiniajame sektoriuje. Atkartoti tokį lydą tikrai yra reikalų. Lukas Banevičius nebuvo labai didelė grėsmė važiuojant iš paskos. Dabar turėtų truputėlį sujudėti atitinkamai reikalai, norint kažkaip tai nukautuoti Igną, pilotą su geltonu BMW automobiliu. Lukas Banevičius priekyje su raudonu BMW. Ignas Kringelis demonstruoja, kad gali persimesti automobilį vos kelių milimetrų dėka. Manau, kad nėra daug komentarų. Manau, kad ir patys žiūrovai, kurie galbūt tik dabar įsijungia, nelabai žino tikrasias drifto taisyklės, tačiau matė tam tikrą labai aišku pranašumą iš vieno iš pilotų. Dar kartelį pasižiūrėkime, kaip Lukas Banevičius baigė savo antrąjį važiavimą ir čia klausimų didelių nekyla. 26 startinis numeris Ignas Kringelis keliauja toliau. Urtos šeimyna džiūgauja. Baltai mėlynas Aros Drift komandos atstovas Ignas Kringelis, Edvinas Savickas. Jau čia darosi labai karšta. Kol kas Ignas Kringelis neturėjo kažkokių tai didelių iššūkių šioje kelionėje. Dabar iššūkis atsidaro. Edvinas Savickas fantastiškai spaudžia pirmajame sektoriuje, šiek tiek dabar važiuoja vidumi, tačiau prilaiko tą tokiais distanciją, atkartoja sinchroną. Gerai, taip ir turėtų būti, kuo aukščiau laipteliu į sekantį etapą, tuo turėtų būti rūgščiau, karščiau ir aistringiau. Dar pažiūrėkime, kaip gerai čiuožia Edvinas Savickas paskui Igną Kringelį. Daro tikrai pakankamai fantastišką lead runą. Važiuoja maksimaliai kvalifikacinę trajektoriją. O dabar Edvinas Savickas demonstruos, kaip reikia važiuoti lead runą. Tuo tarpu Ignas Kringelis, kaip diena ir naktis nuo Edvino Savicko spaudimo pirmajame sektoriuje. Čia kol kas tokia moralinė žalą patiria jis, neatsitiesia ir per antrąjį sektorių. Dabar tik tai trečiajame kažkokį tai spaudimą pabando pademonstruoti. Čia jis ranas, sakyčiau, buvo praleista proga pajudėti. Važiuojam toliau su numeriu 11. Mėlynos spalvos BMW Edvinas Savickas važiuoja toliau.
tai ką, turime dienos pabaigą. Dienos pabaigoje rezultatai pas mus tokie, kad Ignas liko 6 bendroj įskaitoje šito čempionato. Tai nėra blogas rezultatas, tiesą pasakius, pralaimėjome mes vertam priešininkui, tai yra pirmos vietos nugalėtojui Savickui. Ką galiu pasakyti, Savickas važiavo su Zestino padangyte Maksu, jos slėgis buvo 1,7, mes važiavome su UHP Hardu, kurios slėgis buvo 1,5. Na, konkurencinė padanga tikrai yra Maksas ir jis yra daug pranašesnis. Tai sakykime taip, kad vertas pralaimėjimo, kaip čia, ne vertas pralaimėjimo, gal laimėjimo vertas buvo priešininkas. Ignas tikrai padarė labai gerą darbą, pasistengė ir atidirbo maksimaliai. Tikrai mokinamės ir dirbam dar į priekį. Kaip sakau, dar styguojame šitą mašinytę, kadangi tik susirinkome, pasidarėme ją judančią ir dabar norime pasiekti jos geriausią performansą. Tai grįžtame į garažą, darome savo namų darbus ir ką, tam kartui sakau ačiū, ate ir iki malonaus kelių dienų.